Būti mergaite neturi būti nesėkmė. Nors aš prisipažinsiu, kad esu taip galvojus. Esu tą girdėjus ir iš aplinkos, kad tu mergaitė dėl to nieko nepasieksi. Ir šiandien mano darbas yra, kad šitų žodžių ir minčių nebeliktų. Lietuvoje moteris šiandien yra mokslininkės, kūrėjos, politikės. Atrodo, kad judame reikiamą kryptimi ir vis užtikrinčiau. Naudotis mokslo pažanga yra žmogaus teisė. Bet vos tik mokslo pažanga pasiekia kiaušidės, šast ir viduramžiai. Vos tik ateiname iki klausimo, kad moteris gali valdyti arba spręsti dėl savo kūno, dėl savo dauginimosi funkcijų, iš tiesų klausimai komplikuojasi. Ir štai ką pavyko pakeisti. Šiemet, 2023 metais, Lietuvoje pagaliau pradėjo veikti medicininio nėštumo nutraukimo paslauga. Ji Prancūzijoje atsirado 1987 metais, tačiau Lietuvoje būtent medikamento naudojimas nebuvo sureguliuotas, todėl kad pastaruosius 30 metų tai nebuvo prioritetinis klausimas. Kitaip tariant, moterų teisė naudotis saugesne medicinos mokslo paslauga nebuvo prioritetas. 1,5 milijono Lietuvos moterų nebuvo prioritetas. Taip pat pavyko pasiekti, kad pagaliau Lietuvoje moteris galėtų rinktis cezario pjūvio operaciją. Tai reiškia, kad nebereikės vykti į Latviją ir nebereikės spręsti šito klausimo nelegaliais būdais. Taip pat pavyko atsisakyti amžinojo embriono šalinimo. Tai buvo unikali Lietuvos tvarka, sukurta remiantis religiniais įsitikinimais. Tačiau šiandien pagalbinio apvaisinimo paslaugą apskritai gali naudotis labai siauras ratas žmonių, tik tai susituokusios poros. Tai reiškia, kad nesusituokusios poros, vienišos moteris arba moterų poros šią paslaugą naudotis negali. Turime tai taisyti. Visi šie pakeitimai nėra nei galutiniai, nei tobuli. Bet svarbiausia, kad ledai kovoje už reprodukcinę sveikatą šiandien yra pralaužti.